Jeigu tu mane prisijaukinsi, mano gyvenimą tarsi nušvies saulė. Aš atpažinsiu tavo žingsnius, skirsiu juos nuo visų kitų, nuo svetimų žingsnių, aš visada slėpiuosi po žemę. Tavėjai pašauks mane iš olos tarsi muzikos garsai. Aš trapus it baltas popieriaus lapas, pas nusispalvinti negaliu. Tad įpiešti mane tamsiomis spalvomis, būsiu niūrus, o įpiešti skaiščiomis, būsiu šviesus ir linksmas. Aš tarsi paruoštas lipdymui molio gabalas, pas nusilipdyti negaliu. Tad įlipdysite mane piktą, būsiu piktas, įlipdysite mąstantį, būsiu protingas. Aš maža, gležna gyvybė sekla, pati išdygti negaliu. Įsėsite mane abejingai, užaugsiu menka. Įsėsite su meile, užaugsiu stipri. Aš jūsų sumanyta, bet neužbaigta daina. Pati savo žodžių pasirašyti negaliu. Tad jei sudėsti į mane bet kokius žodžius, skambėsiu padrikai. Jei sudėsti į mane išmintį, skambėsiu gyvai. Ką reiškia prijaukinti? Tai, kas seniai pamiršta. Tai reiškia užmėgsti ryšius. O kas tu man tik mažas berniukas, panašus į 100 000 kitų berniukų. Tu man nereikalingas. Aš tau irgi nereikalinga. Aš tau esu tik lapė panašiai į 100 000 kitų lapių. Bet jei mane prijaukinsi, mudu tapsime vienas kitam reikalingi. Tu būsi man vienintelis pasaulyje. Aš būsiu tau vienintelė pasaulyje. Noriu tapti tau vieninteliu pasaulyje, nuo žemės lig dangaus. Suprasti galima tik tai, ką prisijaukini. Žmonės jau nebeturi laiko, ką nors suprasti. Jie perka gatavus daiktus parduotuvėse, tačiau nėra tokių parduotuvių, kur parduodami draugai. Todėl žmonės nebeturi draugų. Jeigu nori draugo, prisijaukink mane. Tap mano draugu. Jeigu pavyzdžiui ateisi 4 valandą popiet, aš jau nuo 3 pradėsiu jaustis laiminga. Artėjant tai valandai jausiesi vis laimingesnė ir laimingesnė. 4 valandą jau pradėsi jaudintis ir nerimauti, aš pažinsiu laimės kainą. O jeigu tu ateisi vis kitu laiku, niekad nežinosiu, kada turiu parengti savo širdį. Reikia laikytis tam tikrų ritualų. O kas yra ritualas? Paklausė mažasis princas. Tai, kas irgi senai pamiršta, paaiškino lapė. Tai kas daro vieną dieną nepanašiai į kitas dienas, 1 valandą į kitas valandas. Sukurk man ritualą, kad galėčiau ruošti savo širdį susitikimui su tavimi. Jeigu nori turėti draugą, prisijaukink mane. O ką dėl to reikia padaryti? Paklausė mažasis princas. Reikia kantrybės, atsakė lapė. Iš pradžių atsisėsk štai ten, atokiai ant žolės. Štai taip. Aš kartais į tave akies krašteliu žiūrėsiu, o tu tylėk. Bet kiekvieną dieną atsisėsk vis arčiau. Nemeluosiu, tau reikės mane prijaukinti.